Labą dieną visiems. Šiandieninis video bus apie Rivian. Apžvalga, kas tai per mašina, kokių čia yra dalykų, ko čia nėra, ko čia trūks, ko čia gal galėtų būti, arba to, ko yra, ko nėra kitur. Šiandien tokia vėjuota ir, žodžiu, nežinau, kaip čia garsas bus gerai ir blogai, tai pamatysim. O, žodžiu, taip, Rivian. Džipas, turintis 4 variklius, čia yra komplektacija Launch Edition. Jie komplektuoja su Max Pack baterija, su berods kaip ir standartų ir kaip ir vidutinių. Maksimali baterija, kiek dabar iš atminties pamenu, 143 kWh yra. Žodžiu, krovimo lizdą įmontavo jie, žodžiu, į priekį. Kai kuriais atvejais gal ir patogu, bet man patogiau buvo gale. Dar jungtis Type 1 su CCS kombo greitų krovimų po kol kas. Viską turiu numatęs, čardžerį turiu išardęs. Žodžiu, mašinos pravažumo prošvaistį 40 cm. Dabar nepakeltas, standartinis aukštis. Priekinį bagažinį be proto didelį, gali vežti veršius įsimetęs. Aišku, čia arsenalas laidų. Žodžiu, kaip sakoma, dar papačią galima čia prisikrauti. Ta lentynėlę galima atlenkti čia, priglausti su magnetukais prikim, žodžiu, pasidaro didesnė dėžė. Bagažinės abejas motorizuotas, nebereikia iš AliExpress sudėti jokių varikliukų ir, žodžiu, ten kažką kombinuoti. Labai panašiai į Range Roverį. Žodžiu, gale bagažinės, tarp kitko, 7-vietis. Bagažinė dalinasi 2 dalis. Norit įsimesti kažkokią tašę, taip, per viršutinę dalį. Čia biškį nevalyta, nesvarbu. Galit prisidėti patogiau, jeigu sėdynės atsilenksit kažkaip. Dangtis čia, pasėdėti po stogeliu. Kaip čia pavaizduoti. Nežinau, čia kam ko reikia. Kas čia po dangčiais, tai visokių gerumų. Čia dar po apačia dar dėžė, žodžiu. Turi įmontuotą kompresorių. Čia rozetį 110 voltų. Tai aš čia dar biškį nepersidariau iki galo. Bus normali, mūsų europietiška. Kas liečia europinimą, tai lempas daros. Navigacija taip. Su modemu dar yra klausimų, nes modulis yra kitoks. Vietos yra pakankamai. Aš nesu iš tų trumpučių ir žemučių. Tai gali atsisėdus vietos čia pakankamai, ne taip kaip Teslai. Gali kojas susikišti kažkur į ausis. Dėl to kraniuko, tai nežinau, Type C pridėjo visur. Į sėdynės, į gale. Čia jau rozetę turiu padaręs europietišką. Jeigu ten kokį pakrovėją pasijungti ar notebooką, ką nors, žodžiu, stipriau. Tarp kitko 1,5 kW yra galingumo. Sėdynės patogias. Išlipti. Kaip ir viskas čia gerai. Vairuotojo kėdė ventiliuojama, šildoma. Tur, žodžiu, čia
krovimą telefonui. Žodžiu, kas iš to, prie ko esu pripratęs. Tai Teslai rankenėlį pavarų kaip Mercedes'e, viskas taip pat iš čia ir išlika labai patogiai. Ratukai, spaudžias, žodžiu, iš šonus mygtukai, vairas mažesnis, lyginant su Tesla, toks kaip ir simpatiškas. Vienas moments nepatinko šitas išgaubims, čia aišku jie padarė dėl kojų, bet sukinėjant vairą ten, tai kažkaip vairą reikėtų man apalaus, linkęs prie apalaus vairo. Toliau, daiktadėžį čia, nes šita mašina vadinama bardačioka liaudiai netur. Padėjimai kaip pas seną eskę pačią pirmą, kažkaip tuo laiku buvau pripratęs, viskas čia man buvo gerai. Apšvietimo lempas, šviečia tikrai gerai. Ta prasme, mašina iš šviesų. Teslai šiek tiek trūkdavo šviesos. Čia netgi gal per daug. Visiems turbūt įdomu, kas čia tausia ekranuose gera. Ko čia yra ir ko čia nėra. Tai net nežinau, nuo ko pradėti. Pagrindiniai dalykai, kas man labai patiko. Tai yra va šita vieta. Čia galėjo tą patį ir Teslai padaryti ir, žodžiu, tikrai, kas liečia su šito punktu, va šito meniu, tai yra važiuoklį. Tai yra patiko tai, kad gali junginėti režimus ir skirtingai, ko tu nori. Dar žiemą nevažiavau, nežinau, kas čia darysis, greičiausiai atjungsiu SP ir ten kažkas galės įsiautyti. Sports, tai čia susijung, žodžiu, važiuoklį pasileidži, visi pilni kilovatai, 600 ten, beros irgi ten virš 600 kažkiek kilovatų. Tai trauk tikrai užtenka čia tos galės. Čimodanai, kuris yra sveriantis tuščių svorių 3200, pilnų svorių 3870. Tai va, dėl variklių. Tai yra 4 varikliai. Jeigu nori važiuoti ekonomiškai, jungias tik tais, žodžiu, priekiniai varikliai. Noriu 4, jungias 4 varikliai. Rekuperuoju lygiai taip pat. Arba priekiniai, arba 4. Žodžiu, čia labai gerai. Pavyzdžiui, važiuoju autostradai kažkur, kur ten nereik tau tų 4 ratų. Tai man tai patiko. Ekonomija išsyk jaučias, ta prasme, ant sąnaudų, tai tas punktas, už tą punktą, tai čia vieni pliusai. Bent man. Toliau, pakaba, kaip minėjau praeitam video, kad pakabos jisai neatsimen vietos pakilimą, vis dėlto jis ją atsimen. Ir atsimen, kur aš nuvažiavau, kur pasikėliau, kur ten ką pasidariau, žodžiu, jisai tą aukštį žino. Ten, kaip pavyzdys, važiuoja prie kažkokią draugą, ten kalniukai, arba ten kažkokį, nepatogus pervažiams, tai tą pakabą gal pasikilnuoti. Turi jisai, žodžiu, orinę pakabą, pneumatiką, ta prasme, ir turi hidraulinį stabilizavimą ir turi dar reguliuojamą amortizatorių kietumą. Tai šits punktas, žodžiu, kaip sakoma, arba liuliuoja, arba, žodžiu, stangriai važiuoja, arba vidutiniškai. Rekuperacija irgi lygiai taip pat. Gali beveik nerekuperuoti ant atleidus vadinamą gazo pedalą, arba stipriai rekuperuoti, arba normaliai. Šiaip čia įpratimo reikals. Aš važiuoju ant maksimalios rekuperacijos, priklauso kaip tu ten su to pedalo ilgės, taip ir turi. Toliau, temperatūra variklių šiaip matos, kada tu važiuoji su 2 motorais ir su 4. Temperatūra palytai gali spręsti, kiek viskas užšilo, ir ta temperatūra visai neblogai. Jeigu prisiminkim Tesla Model S arba X su didžiaisiais motorais, kaip aš sakydavau, nesmaukti šaltų motorų, nes supjausit salniką, tai čia gali tom orientuotis, kad, jeigu būtų tokį punktą padarę SKX,
tai gal žmonės su šaltais motorais nesidraskytų. Nu, čia kaip ir sakoma, kiekvienam savo, nes tą motorą gali šiltą turėti visą laiką, arba jį gali turėti šaltą, jeigu nežinai, kaip mašiną naudotis, nes jeigu paliksi mašiną ant laidą visą laiką, kad ir žiemą, jisai tą aušinimą skystį šildą ir, žodžiu, motoras visą laiką bus pliusiniai temperatūrai. Nu, čia niuansai. Dabar ne apie tai. Dar yra toks punktelis off-road režims. Čia išprotėjusiems žmonėm. Žodžiu, dar atsirand galimybių, kur gali tą mašiną čia iš viso sukti saulės, pjauti ravus, žodžiu, kely ir siautyti, kaip tu sugalvoji. Rally režims, drift režims, žodžiu, išjungt tada ESP sistemą ir, žodžiu, ten gali su 4 motorais išplėšti, žodžiu, arti kaimyną dirvonus. Žodžiu, čia toks, taip ir pavadino, off-roadinis režims. Taip, tai čia su to punktu, kuris man labai patiko, vien tai, kad galima junginėti motorus. Dar būtų gerai buvę, kad būtų padarę, kad gali pasijungti tik galą. Galų varomą padaryti mašiną. Dabar jisai važiuoja palei. Jeigu išsijungia ekonominį režimą, įsijungti tik tai priekinius ratus. Tarp kitko, junginėti gali važiuodams kely. Jis Rivians padarė tokį labai gerą daiktą. Jis sugeba atjungti pusašius. Ta prasme, nuo pusašių atjungti variklius. Jeigu turėti, tai turėti jau nebesisuk motorai tie, kurie nevaro, žodžiu. Tai, čia tikrai, vadinami hubai, kaip žibuse, kad yra, išlipdavai, atsisukdavai hubus, atsijungdavai, žodžiu, pusašį nuo ratą, kad ratai laisvai suktus. Tai čia jie padarė, gali, kaip sakoma, online junginėti. Taip, kas toliau? Papunkčiui. Telefons kaip ir visur ten, žodžiu, nieko gudraus. Įkrovimo lygis čia kiek tu nori pasiprojektuoji. Gali custom pasidaryti savo, gali kasdieninį 70%, išplėstai 85%, max 100%. Kas man įdomiai pasirodė, Tesla rekomenduodavo, kad iki 90% krauti. Tipo, nuo 50 iki 90 kiekvieną dieną. To resursą užtenk baterijų. Bet Rivians pažymėjo būtent, kad iki 70%. Kas tai gaunas? Tai gaunas nuo 50 iki 70, tai yra kasdieninis optimalus naudojimas, kad pralygint baterijos tarnavimo laiką. Jeigu to neužtenk, tada tipo extended iki 85. O 100%, kada jau ten reikia tau kažkur labai toli nuvažiuoti ir nėra jokių galimybių dasikrauti. Tai, žodžiu, aš kažkaip linkęs ant 85. Nes šitą mašiną nuvažiuoju tiek, kiek esas mano. Ir su 900 baterijka. O vienas labai geras pastebėjimas pas Rivianą, kas man labai patiko. Šitie kilometrai yra daugiau negu realūs. Tai reiškia, jeigu važiuosi iki 100 km, tu nuvažiuoji netgi daugiau kilometrų, negu jisai prognozuoja. Tai, žodžiu, tas man labai patiko. Statistiškai galiu pasakyti, jisai man prognozavo ten 23 km, dabar aš bijau pameluoti. Aš nuvažiavau visiškai nesistengdam su pečiais ir, žodžiu, sakykime, gal nelabai švelniai, nuvažiavau 27. Tai jeigu ten labai ekonomiškai važiuočiau, dar išsijungęs tik tai priekį, tai nuvažiuočiau dar toliau. Žodžiu, šita mašina prognozuoja, kad nuvažiuosiu 500 km su pilnai pakrauta baterija. Dar nevažiavau taip, nereikėjo. Idėja čia tą energijos tipo prognozavimą, kaip tu čia važiuoji, meniu. Tas žmogeliuks, jeigu tu važiuoji ekonomiškai, tai jisai šypso, žodžiu. Jeigu tu ten draskai tą mašiną, tai jisai čia būna toks niūrus. A jeigu taip daugmaž ir taip, tada normaliai. Rodo, kur naudoji kiek mašiną, kiek pečių, žodžiu, ten statistikai jisai renkas, kaip tu tą mašiną naudoji energiją. Gal padėt žmonėm apsispręsti, kaip čia ją naudoti. Nežinau, kam to reikia, man realiai tai to nereikia. Geriausias tai yra tai, kad tu matai, kiek tu nuvažiuoji. Ir tarp kitko, kas liečia labai
trūka Teslui matyti ir procentus, ir kilometrus. Tai jeigu, kaip pavyzdys, matai ir kilometrus, ir procentus. Man tai patiko. Kitiem gal to nereikia. Ką čia dar tokia papasakoti? Čia yra rozetės, kaip minėjau, sumontuotas aukštos įtampas. Amerikoje 110, Europoje ten 220. Tai impulsiniam visiems maitinimo blokam, ten notebookam, visokiam pakrovėjam ar dar kokiam daiktam išskyrus varikliam asinchroniniam, nesvarbu, 110 ar 220, nes realiai visi impulsiniai maitblokiai veikia ir ten, nieką perdarinėti nereikia. Tik tai rozetę pasidarai, kad patogu būtų įsikišti viskas. Čia tarp kitko. Muzika taip, kaip ir pas visus. Radija, žodžiu, Spotify'us, toliau Apple, ten ta muzika, kurios aš šiaip neturiu, nes aš Samsunginis. Ir yra tipo palidovinis radijas ir jisai groja, žodžiu, turėdams tik internetą. Dabar, jeigu matos, tai čia yra, turi nusipirkti abonementą, kad tu galėtumai groti. Kaniec konfliktą. Groti per internetą. Tai panašiai kaip Tesloj Connectivity. Tik tais tiek, kad, žodžiu, šitoj mašinoj nusipirkęs Connectivity, jeigu tai būtų europietiška mašina ir visa kita, tai tu galėtum dar ir dalinti šitoj mašinoj internetą. Tarp kitko, Tesla tai buvo padariusi, jei neklystu 18 metais kažkurioje versijoje ir po to labai greit išmetė, kad žmonės nesinaudotų tuo internetu, kurį Tesla turėdavo. Buvo punktas, kad tu galėjai šarinti internetą. Tarp kitko, jisai atsirado 16 gale ir 18 lygties prapuolė. Nes netgi į X-ą jie įmontavo, ta prasme, hubą Wi-Fi, kad gerinti ryšį. Tai va, tai su medija čia kaip ir viskas aišku, navigacija Google'as, jeigu išsipirksi Connectivity, tai gausi tokį kaip Tesloj spalvotą vaizdą, žodžiu. Kas liečia navigaciją, tai žodžiu pasakysiu taip. Man Teslos navigacija daugiau patiko. Patiko ne kiek pati navigacija, o kiek paieška daiktų ir žodžiu, kaip daiktų, adresų. Jis ieška per bendrą Google sistemą ir nesvarbu, ką ten vedys, ir viską bando surasti. Šitoj mašinoje jinai ieška tik tais konkrečius adresus. Adresą reikia žinoti. Neužtenka žinoti pavadinimą. Ten įmonės kokios ar dar kažko. Tai va, tas momentas man toks Tesla geresnis. Kameras. Pasakysiu taip. Su kamerom čia daro viską. Turi jisai įrašinėjimą, žodžiu, kas aplinkui vaikšta, kas daro ką, žodžiu, įvykius, ten judesius, kas ten apsireiškia, kur, žodžiu, starėt reklama čia jų, tokia, žiūrėti filmukus. Bet pats, žodžiu, video įrašymo kokybė, tai Tesla net šalia nestovėjo prie kokybės. Jeigu RGB spalvas čia yra, tai jos ir yra tokios spalvotos ir gražios, kaip ir mes pripratę matyti visur. Tesloj kažkaip trūkums ten yra su žalia, viskas ten pašvinkus įrodo. Ir kokybė čia tikrai yra gera kamerų. Kamerų pridėję nemažai aplinkui. Yra veidrodėliuose, yra posparniuose, yra veidrodėliuose dvi kameros. Priekį gale, žodžiu. Taip. Apie kameras. Kameras iš tikrųjų, nežinau. 3 vaizdeliai, visi jungus posūkį, žodžiu, rodo čia, ką Tesla neseniai įdėjo. Hyundai'us jau seniai buvo sudėjęs viską. Pečius veik, gal sakykim, vėsiau biški negu Tesloj. Jeigu Tesloj pasidarai 21 ir važinėja viskas normalu, tai čia apie 22-23 reikia laikyti. Jis tiesiog yra kažkoks biški, vėsesnis palei skaičius, gal čia konstantas kažkokios kitokios suprogramuotas, nežinau. Tai su kamerom va taip. Kameras veikia idealiai, jeigu tik tai suveikia kažkur, tu kažką privažiavai, išsikė, jum kamera rodo, kas čia aplinkui daros. Patogiai. Tesloj nesidžiaugia už kamerom. Ir
kiek Teslai buvo įvykių susijusių su kamerom, kažkaip, kažkas įvyka ir reikėjo pasižiūrėti. Niekada ten nieko nerasdavai arba nieko nematydavai. Netgi registratorių atskirai pasikabinau tam, kad galėtų kažkam atsitikus kažkokiam įvykiui galėtum pasižiūrėti. Tai Riviane kameras užskaitau. Toliau, ko čia dar? Video. Čia idėja funkcija tokia, kad tu galėtum prisijungti streamą iš ten kokią nors įrenginę ir žiūrėti video. Tai niekaip negaliu suprasti, kam jiem reikia tam reikalų internetą. Tiek YouTube'ą, tiek žodžiu streamą, tu turi pirktis pas jos connectivity, tokį kaip Tesla, mokėti ten $12 į mėnesį, kad gauti tas funkcijas. Aišku, čia nenoriu aš girtis, aš tą visą reikalą, manau, per laiką susitvarkysiu, tiesiog nerandu dabar tam laiką. Tai, bet, screen mirrorings, man ta funkcija labai patiko šiaip. Viskas čia veik, bent su Androidu veik. Bet jiem reikia turėti tipo internetą duoti. Neužtenka tu Wi-Fi savo duosi. Kam čia jiem dabar? Čia aišku šaibų noriu. Alexa lygtis. Hello Alexa. Alexa. Gali čia su jie šnekėtis, ieškoti kažko klausinėti, viskas čia kaip ir gal ir veik, bet reikia būti natūraliam anglui. Tai aš nenatūralus esu. Tai gal čia to punktą nepaminėsiu. Čia padangas nesvarbu, čia nekreipkite dėmesio, viskas čia veik, tiesiog aš nepravažiavau po perkrovės. Modems originalus veik su Tele2 LTE ryšys mieste veik, o visur kitur 2G ryšį rodo, bet ten kai kur LTE, bet tą modulį realiai reikia keisti. Nes jisai kaip ir netinka mūsų regionui. Ką čia dar parodyti? Visi ten tie camp režimai, ten šunis palikti mašinai, visą kitą, viskas šitaip pat kaip Tesla, nieko čia nauja. Trūkums didžiausias, kas man labai nepatinka, tai nepatinka krovimo, jis neatsimena srovės. To momento, kiek tu čia krausi pasijungę šitoje vietoje ir krausi kitoje vietoje, jis to neatsimena. Man tai tiesiog mane žudo. Tuo labiau dabar dar aš čia turiu vieną fazę, tai čia iš viso košmarai. Kai persidarysiu ant 3 fazių, tai tarp kitko šitoj mašinoje yra Volkswagen detalių. ID. Tai... čia tarp kitko. Taip. Ką čia dar gerą parodyti? Nežinau, čia daugiau turbūt nieko gerą neparodysiu. Pati mašina važiuoja tikrai geriau. Kas liečia kokybę visų medžiagų, čia judinti, krūtinti, aš nežinau, ką čia galiu pakrūtinti. Viskas čia veikia. Ir viskas čia gerai. Ant kelio stabili. Galiu pasakyti, už esą tikrai važiuojas ant kelio smagiau. X-as toksai buvo, kiek pamenu. Toks cepelins ant kelio. Tai šits toks biški gal stangresnis cepelins. Kišenių daiktam prisidėti. Yra čia tų kišenių. Gali čia dėti, gali čia po sėdynę yra vietų pasidėti. Tokie maži daiktadėžės. Visokių daiktų čia prisidėjęs aš. Panorama. Ką galiu pasakyti? Nežinau. Po kol kas fainas elektromobilis. Iš meniu daugiau aš neturiu čia ką per daug parodyti, nes viskas labai panašu. Distronics per vieną punktą, žodžiu, autopilotas per abu. Bet jie yra padarę tokią šunybę, kad jo veik tik tais autostradų režime, kad tu galėtum važiuoti su jais. Provincijos keliais autopilotas pas jūs neveikia, o Europoje iš visis neveikia. Bet yra sprendimų kitų, daug geresnių. Kažkada aš buvau paminėjęs savo grupėje, tai yra Koma 3. Koma 3 padarė šitai mašinai FSD. Tai tiesiog perkat
perkat autopilotą, klijuojat prie priekinę stiklą, prasitempėt laidą vieną, žodžiu, ir tą mašiną pradėdim vairuoti. Tai čia gal netgi ir pliusas daugiau. Komą, tarp kitko, galima įsidėti ir į trečią, ir į Y, ir S, žodžiu, ir į X. Taip kad, pasidomėkite, kam įdomu. Tai va, tai nežinau, čia kokia ta apžvalga gavos apie tą mašiną. Oi, nugriuvo čia mano tas telefonas. Nesu čia kažkoks tai operatorius, kino operatorius ar koks, neturiu čia tų gebėjimų, tokių kitų meninių, kaip kiti žmonės labai sugeba tai gražiai padaryti. Kaip sakoma, ką matau, tą kalbu. Kaip gaunas, taip ir nufilmuoju. Tai va tiek. Nežinau, mano pasirinkims buvo šitas modelis. Teslas aš neatsisakiau, aš ją turiu, bet aš turiu tokią kaip pagalbinę mašiną. Iškeisiu aš esą į trečią, kad neturėčiau trečią modelį, nes ten lika baterija, ką padvėstų, tai bus viskas tai mašinai pakeista, išskyrus bateriją. Nenoriu šitas mašinas. Nei turėti, nei matyti, nei taisyti jų. Su SX viskas yra kaip ir gerai. Tos mašinas yra prognozuojamas, problemas sprendžiamas, problemas galima užbėgti įvykiam už akių. Trečiukam, Y-kam dabar kas ten daro su tom baterijom, tai kaip sakoma, padaryti, kad laikinai biški veiktų ten pusę metų, mėnesių, savaitę, 2 nematau aš šito entuzijazmo. Perpakuoti bateriją kitom celiam, tiesiog pagaminti kitokią bateriją su mūsų Lietuvos žmonių supratimu, tai yra neįmanoma. Nes jeigu pasakai žmogui bateriją, aš tau sutaisysiu, kuri turi problemą gamyklinę ir kuri jinai blogai tiesiog suprojektuota, ir sakai, aš ten modulis yra šitas, tą modelį pataisau, atbalansuoju, ir kas bus rytoj, kas bus po mėnesį, nieks neaišku, nes po savaitės ar po dienos galbūt kitam moduliui problema, o rezultatė ta mašina nevažiuos. Jo, viską supratau. Padarai, išvažiavo, praėjo mėnuo, ten 2, kiek ten nepamenu, skambin, sako, žinok, sustoja man tą mašiną, tu čia tą bateriją taisai. Tai su tokiu mentalitetu ir su tokiu požiūriu aš nenoriu tų mašinų nei taisyti, nei žiūrėti. Aš kalbu apie trečius ir Y-kus. Ten konkrečius darbus, kuris aiškus gali padaryti. Ir tai yra baimė tokia, kad ta mašina atvažiuos tam garažė, čia sultis išbėgs ten viduj toj baterijai, pasims žmogus tą mašiną ir ant rytojus jam bus disbalansas. Sakys, taigi iš po tavęs, tu čia paskutinis prisilietėjai, čia kaip kas pasakęs yra. Tai tos mašinas realiai mano akim yra pasmerktas, su jom viskas aišku. Tai, aš kalbu apie trečiukus ir Y-kus. Tegul sako man, kas nori, kad tos mašinas yra geras, aš tų gerų mašinų nei vienos nemačiau. Nei vienas pas manęs neatvažiavo ir nerodė, kad čia ta mašina yra gerai, kokia fantastinė. Visas jos sugedusios atvažiuoja, arba visas žmonės skambin su baisiausiais nepasitenkinimais, kad ta mašina jam sugeda. Nors aš tos mašinas nei pagaminau, nei čia ką aš su juo dariau, net nežinau žodžiu. Tai va. Kaip su šitą mašiną bus? Nežinau. Aš apie ją daug domėjausi, jeigu kam įdomu, pasižiūrėkit Amerikos tokią Monroe bičelę apžvalgas, jisai ten arda visas mašinas, visokias. Ir Teslas, ir Rivianus, ir Lucidus, ir Volkswagenus, ir visą plauką elektromobilius iki varžtelę. Filmuoja, daro tokią mokyklinę medžiagą, kad žmonės galėtų susipažinti ir kitų galbūt gamintojai galėtų atvykti pas jį ir pasižiūrėti paslaptis kitų gamintojų. Žodžiu, bičas tikrai teisings, tai va, ten daug ką galima pasižiūrėti. Tai va, apie šitą mašiną aš domėjausi nemažai, pasirinkau aš pirmą kartą, ne antrą, nes antra karta yra pagaminta trečio modelio principų. Tarp kitko, nugalėjau problemas šitoj mašinai, su kurios aš įsigijau ją nusipirkęs, kurios parėjo iš Amerikos, iš po servizų, kur čia viską, kaip sakoma, jau servizo keliais. Tai technologinė klaida, pataupyta klaida, nenoriu aš akcentuoti, kas čia buvo.
galbūt, kad tas problemas reikės žmonėms spręsti. Tai tiesiog tai bus mano profesinė paslaptis. Bet žodžiu, manau, kad čia visi tie gamintojai tų dalykų turi privėlę klaidų visokiausių. Tiesiog per taupimą. Jeigu jie būtų netaupę, tos problemos nebūtų buvę. Aš neskaitau gal, kad čia tam problema pasisasės tas mašinas yra, bet nuo tam tikrų sąlygų ta problema atsiras. Renault ir Peugeot tą problemą buvo išsisprendę. O technologiškai čia identiška bloko konstrukcija. Tai va, tai tokia čia apžvalga. Visoma mašina patinka. Gerai matos, aukštai sėdis. Kas dėl dydžio, tai kažkaip diskomfortą aš nejaučiu, kaip čia sakė, kad tu čia važiuosi, kaip su fūra už to vairą. Tarp kitko, C1 kategorija reikalinga šitai mašinai. Nes jinai sveria su pilnu svoriu, 7 žmonėm, prikrautos ten va, tos bekonus į bagažinę susimetęs gali vežtis, tai 3,870 svoris. Gali rištis priekabą, tempti kokį nors sunkų daiktą. Šitai mašinai su šitais kilovatais ir jos svoriu nebaisu nieks. Svarbu turėti bateriją įkrautą ir kažkur turėti pakeliui pasikrauti. Šviesas geras naktį važiuojant. Tikrai geresnės negu Teslai. 4 priekio linzės, tiek trumpom, tiek ilgom šviesom. Tai turbūt tiek. Nežinau, ką čia daugiau jums apie tą mašiną papasakoti. Visumoje jinai man patinka. O kas čia bus toliau, parodys gyvenimus. Kas čia suges ir kas čia bus blogai. Tai va, tai visiems sėkmės, visiems gerų joninių. Žodžiu, sveikatos, laimės ir sėkmės. Ate.